Pristatome naująjį Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Su šiuo automobiliu vien su elektra galime nuvažiuoti iki 120 km. Galimi dviejų tipų varikliai – 204 arklio galių bei 272 arklio galių. Akumuliatoriaus, kurio talpa dabar siekia 19,7 kW, elektrinis nuotolis palyginti su pirmtaku praktiškai padvigubėjo. Abiejų modelių akumuliatorius galima įkrauti iki 11 kW kintamosios srovės gale buitinėme elektros lizdelėje arba sieninėje dėžutėje ir 40 kW gale nuolatinės srovės greitojo įkrovimo statelėse. Įkrovimo laikas nuo 10 iki 80%, kai įkraunama maksimalaus kilovatų nuolatinės srovės įkrova yra maždaug 25 minutės. Su šio Volkswagen Tiguan nukorėme jau labai nemažai kilometrų. Prieš tai važinėjome tik su benzininiu modeliu, o šis dar įdomesnis, dar smagesnis vien dėl to, kad galime važiuoti tik elektra. Kas yra labai patogu, kas yra ekonomiška, taip pat tvaru ir svarbiausia labai malonu, nes salone vyrauja tyla.